Jau velsime šlepetes, moteriškas, va, čia yra kurpaliai 38 dydžio, taigi pasiruošim visko, ko reikia šlepečių vėlimui. Mums reikės avių vilnos, svarstyklių, bambukinio kilimėlio, kažkokios dangos, kuri apsaugos stalą nuo drėgmės, žirklių, vėlimo adatų, kartais jų prireikia veliant, muilo, servetėlių visokiausių, skuduriukų, akytosios plėvelės, iš kurių darysim šabloną vėlimui, tinklelio ir kažkokio dubenio su šiltu vandeniu. Taigi mes turim ispaniškos avių vilnos. Mes pasvėrėm ir šlepetėm mums reikės maždaug 200 gramų vilnos. Tai yra 38, 39, 40 išmerai šlepečių reikia turėti apie 200 gramų vilnos. Taigi vilna, kadangi ši vilna yra sruogom, aš ją paskirstysiu į 4 dalis. Vilną dėlioti galima keliais būdais. Vienas yra iš būdų pešioti vilną. Kairė ranka laikant vilną pakankamai toli nuo jos galiukų. Kairiąją ranką mes ją laikom, o dešiniąją ranką mes pešiojam, traukiam pluoštelius. Svarbu nespausti stipriai, o šitą ranką nerauti, o pakankamai atsargiai ištraukti vilnos pluoštelį. Ir vilną dėliojama tokiu būdu. Šalimais uždedat ant kraščiukų uždedam vilnos gabaliukų. Tokiu būdu dėliot vilną yra pakankamai ilgas darbas. Antras tiesas sluoksnis šitos vilnos, jeigu mes dėliotume tokiu būdu, antras sluoksnį reikėtų dėlioti jau statmenai. Taip. Taigi, va, tokiu būdu dėliojam antrą sluoksnį. Kadangi taip dėlioti pakankamai ilgas laikas, o vilna mūsų yra labai gerai sušukuota sruogom, patogu ją dėlioti kitų būdų, trupučiuką išskirsčius vilnos sruogelę, tiesiog uždėti ant šablono, laikant vieną ranką, kitą ranką atsargiai traukti. Sudūrimo vietoje, kad nesigautų skylės, va šitoje vietoje, reikia padaryti tokiu būdu. Štai realiai ir sudėliotas vienas sluoksnis. Antras sluoksnį šiuo atveju, vieną tokią ilgą sruogą, kurią aš atplėšiu, reikėtų sudėlioti ant vienos pusės. Kadangi mes veliam 2 šlepetės iš karto, mums reikia sudėlioti 4 vienodus sluoksnius. Tai va čia vieno sluoksnio pradžia ir jų tokių 4 reikės. Taigi, vieną mes dėjom išilgai šablono, antrą sluoksnį ant viršaus mes dedam statmenai. Kadangi mes padalinam į 4 vienodas dalis, tai viena tokia dalis turi būti iš vienos pusės. Tai yra, kai aš jau paimsiu sekančią sruogą, tai vadinasi šita vilna eis ant kitos pusės. Taigi, kadangi čia yra šlepečių, čia yra tūrinis vėlimas, mes paliekam galiukus biškiai išsikišusius, kad mes galėtume ateityje jos užlenkti ir galėtume po to formuoti šlepetės. Va tokiu būdu bus užlenkta.
Antras sluoksniukas, kaip sakiau, mes dėliojam statmenai. Mes paruošiam tokius sluoksnius 4. Svarbu veliant atsiminti tai, kad vilnos sluoksnius mums reikia lyginį skaičių sudėlioti. Kitaip mūsų gaminys gali nevienodai susitraukti į ilgį ir į plotį. Taigi va čia mes vilną sudėliojam į 4 pluoštelius. Tai va vienas išilgai bus išilgai, kitas statmenai, po to vėl išilgai ir vėl statmenai. Visuomet reikia turėti vilnos atsargai. Jeigu pritrūktų vilnos dėliojimo metu, kad tiesiog būtų galimybė uždėti kelis pluoštelius papildomus. Tam, kad patikrinti, ar gerai sudėliota, uždedam šabloną iš viršaus ir pažiūrim. Turi vilna kažkiek išlysti už šablono, bet nedaug. O tarkime, čia yra per daug. Ir tą vilną aš nupiešiosiu stipriai, aš prispaudžiu ir patraukiu. Bet ten, kur stipriai išlenda vilna, reikėtų ją tiesiog kažkiek išpiešioti. Tuos vilnos gabaliukus galima sudėlioti ant gaminio. Taip, o šitą vilną paliksim atsargai, kad mes turėtume užbaigiant darbą kažkiek vilnos. Dabar tokių pluoštų, tokių vilnos debesėlių, bet jeigu pažiūrėt pagal piršto aukštį, iš tikrai gaunasi nemažai aukštas. Tokių mums reikia padaryti 4. Taigi mes sudėliojom 4 debesėlius, tokius 4 ant šabloną pamatavom, kiek mums nereikia, tiek mes nuplėšiam vilnos ir turim gabalėlį vilnos atsargai, ko mums reikės. Dabar mes šlapinsim vilną, tam reikės vandens, pakankamai šilto, kad būtų maloniai gerai šiltas vanduo. Spėjau apie kokių 50 laipsnius čia yra. Mums kažkiek muilo reikės, gali kartais prireikti vėlimo adatų. Ir tinkliuko mums reikia. Taigi, uždedam pirmą sluoksnį ant bambukinio kilimėlio. Uždedam tinklelį. Šitas tinklelis nėra labai tankus, bet gali būti ir tankesnis. Jis tai turi būti iš sintetinės medžiagos, labai gerai tinka užuolaidos senos, o jau dydis pagal kaip patogu. Taigi dabar pradėsim šlapinti. Čia mums padaryti. Gal padarykim tokiu būdu. Man patogu yra šlapinti ranką, tai yra pasisemti vandens ir jau pilti ant savo delno. Tai yra, aš tokiu būdu darau. Prispaudžiu aš vilną, pasiimu vandens ir užpilu ant savo rankos.
Ir tokiu būdu reikia sušlapinti visą. Spėju, galima į šitą indelę pabandyti netgi pilti po trupučiuką. Dar priklausomai nuo vilnos storio būna, kad labai sunkiai vanduo įsigeria. Jeigu pilti per daug šaltą vandenį, jis įsigers sunkiau. Jeigu per daug karštas, viršutinis sluoksnis gali per greitai susivelti ir po to sunkiai sukibti sluoksniai tarpusavėje. Biškį užpilus vandens galima patapsnuoti po trupučiu, prispausti. Gerai būtų netgi kažkiek užpilus vandens palikti 5-10 minučių, kad vilna sušlaptų, įsigertų tas vanduo, o tada jau šlapinti vėl arba muiluoti. Taip, čia kažkiek įsigėrė kažkiek. Permirkti turi visi sluoksniai. Jeigu dabar pakelsiu, tai gerai matysis, kad čia biški žemiau yra visiškai sausa vilna, o čia drėgna. Iš tikrųjų turi iki pat apačios sušlapti. Tai yra, turim pilti tiek, kad sušlaptų pilnai. Kartais, kai reikia man greitai, kad įsigertų, aš panaudoju muilą. Vienas iš būdų vėlgi galima muiluoti rankas. Ir muiluotom rankom galima glostyti. Labiau net neglostyti, o prispausti. Kitas būdas, galima tuo gabaliuku irgi tarytum prispaudinėti tą vilną. O ši vilna labai nenori sugerti vandens. Taip, toliau mes dėsim, kai vilna sušlaps, kai mes jau pajausim, kad tikrai jinai sušlapo, didžioji dalis gali parodyti. Maždaug, taip, atrodo, čia dar sausą mes pripilsim vandenuko ir paspausim. Vėliau mes dėsim šabloną ant viršaus ir bandysim. Taigi dabar uždėjom šabloną ir užlankstom kraštukus. Kraštukus užlankstom nestipriai traukdami. Tai yra traukti, čia nieko nereikia, kad nesugadinti patį kraštą, kad nesigautų skylių. Mes tiesiog užlenkiam ir vos patraukiam. Pirštais aš tik išskirstau tą vilną. Čia turėtų būti tikrai pakankamai šlapia ir muiluota. Muiluota, kad išskirstyti ir kad nesigautų tokios klostės. Jeigu tokios klostės bus, tai šitoje vietoje nesigaus gražaus veltinio. Čia šitoje vietoje yra, pavyzdžiui, sausa, tai aš įpilu vandenuko. Ir pamuiluojam.
aš kažkiek patraukiau iš krašto, vat, iš šoniuko į vidų, vėlgi, kad nesigautų klostė veliant, nes čia realiai bus uždėtas antras sluoksnis ir kraštukai antros sluoksnio eis į kitą pusę. Tai jeigu nepatraukti, šitoje vietoje gali gautis ne tai, kad dvigubai netgi sluoksnis, o ir toks gumbelis, kurį po to labai sunku išlyginti ir padaryti gražų veltinį. Čia vat viena iš pagrindinių klaidų, kas pradeda velti, kad gaunasi toks kaip kantelis, kurį po to nebeįmanoma išlyginti. Taip, dabar imam antrą sluoksnį ir dedam ant viršaus. Taip, dabar reikės padaryti tą patį, ką ir iki šiol darėm. Tai yra uždėti tinklelį, sušlapinti, pamuiluoti ir apversti. Taip, dabar mes jau pradėsim vėlimo eigą. Uždėjus atgal tinkliuką aš glostysiu kelias minutės paviršių ir ypač kraštukus. Reikia, kad biškutukas susiveltų tarpusavėje visi sluoksniai, kuriuos mes čia turėjom. Tai dabar aš apglostom. Jeigu tinklelis biškutį tankesnis negu šitas, reikėtų karts nuo karto nuimti tinklelį ir patikrinti, ar nesukybo tinkliukas su vilna, nes labai jau dažnai būna, kad susikabina ir įsivelia tas tinkliukas į paviršių šlepetės. Taip aš perversiu. Labai gražus paviršius gaunasi. Ir taip glostom kelias minutės iš vienos ir iš kitos pusės, švelniai, maloniai. Labai daug putoti neturėtų. Po truputį iš visų pusių paglostom. Taip, dabar galima daryti tokį dalyką, kaip į tinklelį įsukti šlepetę. Padarysim taip. Taip, dabar šitą mūsų pusgaminį mes įvyniosim į kilimėlį. Tai darysim labai atsargiai. Ir šituo atveju dažnai išteka labai daug vandenuko. Šituo atveju kaip tik geras kilimėlis, ant kurio gali sutekėti nereikalingas mums vanduo. Taip, dabar aš įsuksiu į rankšluostį ir kelias minutės pavelsiu nespausdama. Velti galima, bent jau man patogu, tik tai naudojant nedidukais judesiais. Kai kas velia stipriai spaudžiant ir tokiais judesiais. Čia jau kam kaip patogu. Tarkime, padarykim 20-30 tokių judesiukų. Tada mes biškutuką pasukam ir mes išvyniojam. Vėlimo eigoj svarbu keisti kryptį to gaminio. Tai yra, mes vėliam išilgai, tiksliau čia įstrižai gautųsi. Dabar mes tiesiog pasukam 90 laipsnių kampu, pasuksim, susuksim vėl į kilimėlį. Į rankšluostį susukam, kad neslidinėtų.
Arba reikėtų, jeigu be rankšluosčio velti, reikėtų surišti galiukus arba raišteliu, arba gumytę plaukų. Ir štai ką mes gavom. Labai daug suvelti nereikia šituo atveju. Turi kažkiek susivelti. Kas tas kažkiek? Vat. Tai nėra gaminys, kuris galėtų, kurio reikia bijoti, kad jis nesimato tokių atskirų plaukelių, kurie tysotų visur. Toliau mes bandysim iškirpti skylę ir jau bus pagrindinis vėlimas, pagrindinis darbas fizinis. Taip, dabar mes biškelį pamuiluojam rankas ir paglostom visą šlepetę iš visų pusių. Švelniai nespaudžiant, būtinai kraštukus ir netgi reikėtų stengtis iš išorės į vidų glostyti. Aišku, be abejo, geriausia, kai dvi šlepetės šalia viena kitos guli ir vienu metu abidvi velti. Kaip ir dėlioti vilną, irgi patartina iš karto ant abiejų šlepečių. Taip, mes apglostėm ir dabar mes bandysim iškirpti skylę. Aš paprastai darau aukštas šlepetės ir man reikia, kad užkulnis būtų aukštas, tai aš maždaug atidedu apie 4 pirštus ir va šitoj vietoj padarau skylutę. Žirklutė su aštriais galiukais. Reikia nedaryti didelio kirpimo, nes vėlimo metu ta skylė padidėja. Tiesiog mes iškerpam maždaug va tokiu būdu. Tai paprastai aš biškutuką apveliu kraštą. Paglostimais nereikia labai stipriai spausti, dabar vilna dar nesukybus pilnai, tai kad visų sluoksnių nesudarkyti, kad jie būtų susiveltų tolygiai, atsargiai paveliam. Taip ir ištraukiam šabloną. Štai ir gavom pradinę mūsų šlepetę. Taip, mes išėmėm šabloną ir labai dažnai būna taip, kad nesusivėlė sluoksniai tarpusavėje. Vienas iš būdų taip ir palikti, nes po to vis tiek jie vienas prie kito dažniausiai prisivėlė. Vienas variantas yra, kad jūs ilgai glostot kraštukus, kol vienas sluoksnis prie kito prisivels. Dar vienas būdas yra panaudoti vėlimo adatą. Ir šituo atveju tiesiog reikia ilgokai pabadyti, kad prisiveltų va šitie 2 sluoksniai. Ir va taip badant galima padaryti, kad jie sukibtų tarpusavį ir tada dar reikėtų paglostyti.
Taip, dar reikės, jeigu turint, kai šablonas dar buvo viduj ir jeigu gerai buvo glostomi kraštukai, tai va šitose vietose tokio kauburėlio kaip ir nebūna dažniausiai. Bet jeigu čia matosi toks kauburėlis, reikėtų gerai išglostyti. Viena ranka eina į veltinio vidų, kita turėtų būti gerai pamuiluota. Ir mes išglostom tą kraštuką ir vilną iš vidaus, kad nebūtų to kraštuko. Gerai glostoma. Ypač va šito vietoj, kur bus kulnas. Glostyti reikia pradžiai labai švelniai, o vėliau galima glostyti stipriau. Nes reikia nepamiršti, kad čia tik tai dar vėlimo pradžia yra ir sluoksniai labai slidinėja ir viduj, ir išoriai. O reikia, kad jie tolygiai, kad tie plaukeliai nejudėtų ir netyčia neatsidurtų, nepasidarytų skylių. Ir va taip va ilgai mes glostome paviršių ir iš vidinės pusės glostom ir iš išorinės. Vėliau mes jau susukinėsim į kilimėlį, naudosim karštą vandenį, karštas tai apie 60-70 laipsnių, bet svarbu, kad nenudegtų rankos. Susuksim į kilimėlį ir velsim. Taip, dabar mes jau velsime šlepetę. Geriausia vėlgi pasikartosiu 2 kartų iš karto ir velti. Taigi įsivaizduojam, kad 2 šalia jos guli. Jos gerai jau apglostytos. Jau nekrenta vilna, jau pakankamai vientisas gaminys. Panaudojam karštą vandenį. Velsim sukdami į kilimėlį, galima velti naudojant tiesiog ant rankšluosčio, bet tai tiesiog ilgiau užtruks. Susukam į kilimėlį, į rankšluostį ir kočiojam. Pradžiai nestipriai. Kočiojam, tarkime, kelias minutės taip pakočiojant. Pradžiai, nuo pat pradžios, tai vėlimo tas sukimo laikas tik minutė, 2, vėliau vis ilgiau galima sukti, bet pastoviai reikia išvynioti ir pakeisti kryptį. Mes ne tik sukam kryptį keičiam, galima ir reikėtų taip pasukti, bet dar svarbu, kad nesusidarytų kantukas šitose vietose, mes keičiam ir šituo būdu šlepetės kryptį. Jeigu jaučiasi, kad pakankamai vėsi šlepetė, vėlgi užpilam karšto vandens. Susukam kilimėlį ir veliam. Reikia nepamiršti, kad paviršius stalo turi būti padengtas plėvele arba kokia kita medžiaga, kuri nesugadins jūsų stalo. Pasukam. Taip. Ir taip toliau veliama ilgai, iki tol, kol pilnai susivels ir susitrauks, va taip va sukant, čia yra
Susitraukia pats gaminys iki reikiamų centimetrų, iki mūsų dydžio, kur reikės vėliau uždėti ant kurpaliaus. Ir toliau tik tai taip vat ir veliama. Susukam į kilimėlį, keičiam kryptį, vėl susukam į kilimėlį, vėl keičiam kryptį. Taip, tai mes turim 2 šlepetes, apglostytas, kraštuką gerai būtų irgi apmuiluoti ir patrinti, va tokiu būdu. Vieną, kitą šlepetę. Jeigu yra kažkokie nelygumai, galima nukirpti. Jeigu, kaip sakiau, jeigu matosi, kad neprisivėlė, galima naudoti adatėlę ir pribadyti. Vėliau aš patikrinu, kad būtų šlepetės daugmaž vienodo, tas iškirpimas būtų daugmaž vienodas. Jeigu aš matau, kad biškelį vienas didesnis iškirpimas, kitas trumpesnis, aš patempiu ir kažkiek dar paglostam tą kraštuką. Toliau sudėliojam šlepetes, naudojam karštą vandenį. Suviniojam ir suviniojam į rankšluostį. Jau šlepetės kažkiek apveltos, tai jų galima drąsiau velti. Bet kryptis reikėtų vis tiek pakankamai dažnai keisti, kad nesigautų kraštukų negražių. Jeigu pastebėsite, aš pradžiai per vidurį kočioju, po to biškelį pereinu iki pat krašto. Kad spaudimas rankų būtų tolygus ne tik per vidurį, bet ir per visą kilimėlį. Išvyniojam. Taip, kryptis mes keičiam pasukdami vis šlepetės, mes taip susuksim kilimėlį. Pavelsim, taip susuksim, pavelsim ir po to vėl pataisysim šlepetės. Jeigu čia susidaro kraštukas, va toks va, tai mes pasiemam ir va tokiu būdu sutvarkom. Jeigu matom, kad viduje ar dar kur nors neprisivėlė, nes kartais būna kraštukai neprisivėlė, vėlgi naudojam sausą vilną, pridedam kur neprisivėlė ir pribadom su adatėliu. Tiesiog reikia pribadyti su adatėlė ir toliau veliama. Dabar klausimas, kiek velti. Velti reikia pakankamai ilgai, kol, jeigu neturim kurpaliaus, tai pamatuojam ant kojos, ar užtektinai suvelta jau. Jeigu yra kurpalius, vat pasižiūrėkit, čia vat mes tik pradėjom velti, kad dar gerokai reikia pavelti, kad susiveltų ir galėtume panaudoti kurpalį. Taigi mes vėl susukam į kilimėlį. Ir ilgai velsim. Štuka. Šitą vat vilną labai gerai veliasi, labai greitai susivėlė. Ir visuomet aš pasiemu abi 2 šlepetės ir pamatuoju, ar jos vienodo aukščio. O čia tokį darom kraštuką. Kraštuką darom, tempę darom. Nu, galima sukti.
Dabar bandykim pasimatuoti. Taip, kurį čia pas mus? Ona, kurį? Taip, čia kairė turėtų būti. Nu, kaip ir jau gerai bus. Filmuojama, nefilmuojama. Taip, jeigu dabar gaunasi, kad netelpa, tuomet reikėtų žirklėm iškirpti didesnį arba priekį, arba gale, arba iš šonų. Tai dabar mes turim formuoti, tai yra, vat, aš pasimailavau rankas ir dabar glostau per tą kurpalių, per batuką. Jeigu turim nedidelį kočeliuką, arba šiuo atveju mažuliuką, kurpaliuką, aš padaužau per paviršių. Kuo ilgiau daužoma, tuo plonesnis pasidaro veltinis, tvirtesnis ir išsilygina visokie nelygumai paviršiaus, jeigu buvo. Po to reikėtų nuimti nuo kurpaliaus, išskalauti gerai, išgręžti, vėl apmauti ant kurpaliaus, kažkiek paformuoti ir batukai, šlepetės bus nuveltos. Šitas, ne? Kad veltinis būtų pakankamai daug tvirtesnis, reikia skalaujant naudoti ir karštą, ir šaltą vandenį. Bet jeigu jau labai stipriai susivėlė batukas, nes po tokio kontrastinio skalavimo karšto ir šalto vandens vilna dar labiau susitraukia. Tai jeigu jūsų batukas yra jau pakankamai stipriai suveltas, tai nereikėtų naudoti šalto ir karšto, reikėtų tiesiog šiltam vandenį praskalauti gerai. Paformuoti ant kojos irgi galima, o taip apmauti, patampyti, paglostyti. Ir bus puikios šlepetės. Šlepetės reikia džiovinti ne ant radiatoriaus, gerai būtų šalimais pasitiesti rankšluostį, ne ant tiesioginių saulės spindulių. Dar yra tokia natūrali medžiaga, vadinasi lateksas, kuriuo galima patepti padą. Arba nunešus į ateljė gali batsiuvys prisiūti arba priklijuoti
padą, kuris ilgiau tarnaus. Vat ir suveltas mūsų batukas. Tokia šlepetės. Jeigu atsitinka taip, kad koja netelpa per keltį arba kraštukas nelygus, visuomet galima paimti žirkles ir nukirpti. Tai arba čia prakerpama, arba iškirpimas didesnis darosi šitoje vietoje, arba galima prakirpti priekį. Jeigu visai nepatinka, tai galima įspiriamas padaryti, nukirpus šito būdu. O po to kraštuką reikėtų vėlgi apvelti, tai yra pamuiluoti gerai rankas. Jeigu apkirpam, pamuiluojam rankas ir ilgai trinam kraštuką, kad jis apsiveltų. Ir po to nuskalauti ir palikti išdžiūti. Jeigu batukas yra gerai suveltas, tai jis, kaip galima pamatyti, laiko formą. Jis paviršius nesipukuoja ir jisai yra labai tvirtas. Paspaudus neturėtų jaustis, jeigu gerai atidaužyta, neturėtų jaustis jokių nelygumų. Turėtų būti vientisas pluoštas. Ir tuomet šitas gaminukas ilgai tarnaus ir linksmai galėsit nešioti.